specifikacijos, ką turėjo jie padaryti, aš net negavau iš jų. O jeigu jie juos būtų turėję ir jie būtų oficialūs, pasakė, va žiūrėk, mes organizavom konkursą, va yra tokie dokumentai, eik ten lazdistoje ir klaus. Jie turėjo taip ir taip padaryti. Nu, mes nekalti. Mes gal liapsusą padarėm, bet mes tikrai, nepiktybiniai. Jie antiek piktybiškai elgėsi ir taip, makabriškai tiesiog tyčiojasi iš žmogaus, nors ten paimti tuos įstatymus, ar viešo administravimo įstatys, ar savivaldos, jie pareigoja juos elgtis biškai kitaip. Jau aš nekalbu, kad... Tai žiūrėk, aš pasakysiu taip grubiai, bet tai jeigu jie galvoja, kad jūs nesavininkas, tai jum ir nedarydavo. Žinoma. Ne, aš taip sakau, kaip jie galvoja. Jo, taip, tu šnekėjau, ūkiškai išaiškina, tu ūkiškai šnekėjau. Aš iš karto visą skyriau pusiau, ne? Yra nekilnojamas turtas ir yra tie daiktai kilnojamas turtas, ne? Nekilnojamas turtas mes aiškikimės ir aš į visus šitus dokumentus su privatizavimu kopijas palikau per vieną langelį, kad jau jį turėtų oficialius dokumentus, ne? Kada? Tai buvo kokia gruodžio pirmos dienos 22 metų. Pirmos dienos. Čia kai visas tas, sakykime, prasidėjo nesąmonės, aš iš karto jį palikau. Jinai viską žinojo. Paliko tuos dokumentus, kad aukcione pirkta? Kopijas, aišku. Tikrai? Taip. Aš turiu patvirtinimus, kad yra palikta. O automobilių dokumentų? Ta prasme, ir automobilių, ne? Yra čia ir dokumentų, ir kopijos, ir tos, ir viskas. Ir dabar gaunasi toks dalykas, kad reiškia ir policija 14 dieną aš iškviečiu policiją, ekipažas atvažiuoja, ir jie ten matomai, tada aš ir sužinojau, kad kažkoks tai teismas buvęs, nes jie susiskambino, kad teismas ir Valentukonis berods Darius. Jo, tada jis taip ir sako, palaukit. Pastatas yra pastatas, čia teismas buvęs, čia sako ginčytini dalykai, kiek matyt, bet sako visa kita yra vagystė. Tai jis pasakė Petruškevičiui tiesiai, šviesiai į akis. Ir jie pradėjo tą tyrimą. Bet vėlgi pasirodo Pauliukonytė, Ilkinas ir visom keturiom jie viską užspaudžia. Dabar jeigu tą tyrimą taip nagrinėjom, reiškia, buvo tas pirminis apklausimas 14 dieną, tai sako, vis tiek čia kvies, nes tyrimas, didelis turtas, kainos, čia viskas kvies apklausinės. Aš visą savaitę atlaukiau apklausų, kada pakvies. Tylu. Pirmadienį per bendrą policijos telefoną. Bet žiūrėkit, nesueina datos. Gruodžio mėnesį tai jau buvo po teismo. Jūs pateikė dokumentus. Tai aš ir po teismo, aš 11-14 sužinau, kad teismas kažkoks tai buvo 22 metų balandžio 26 dieną. Kad kažkoks teismas buvo, aš net nežinojau, suprant, iki to. Ir tada, kad merė sužinotų, tą visą realiai, nes aš iš teismo pasėmiau dokumentus ten tuos, man duoda kopijas, kad mano ten, aš nefigūruoju toks, nei vieno papiriuko nėra, kad aš jį nusipirkau, kad ten kažkokias tai figūruota mano dalykai. Vat ir čia gaunasi ką, aš jai vėlgi nunešiu šitus dokumentus, kad merė. Dar aš jai parodžiau originalus, visus sakau, tai čia va sekretorė tegul padaro, nesakau, aš per vieną langelį, kad jūs turėtų oficialų dokumentą, ne, kad per vieną pridavė žmogus, jau čia eina viskas fiksuoja. Jinai visą tą, jinai gavo, jinai žino. Ir aš ne kartą aiškinau, kad yra tokie dokumentai, turėjo būti taip. Ir išaiškinau jai, kad ir Jasiulevičius viską žinojo ir turėjo būti tam, turėjo jo kitokie veiksmai būti, arba ją informuoti, arba bent jau matyti, kad jis pateikė irgi tuos dokumentus. O dar atgal, tai sakėt, kad Jautakis irgi žinojo. Taip. Jau 2016 žinojo. Jis žinojo kokiais 90 kokiais 6-8, kada jis darė raudonų linijų tą knygutę darė. Jau jis tada žinojo. Taigi aš sakau, ten aš radau kažkur, kad buvo parašyta, kad jūs sakėt, kad jūs buvot parašę dabar paskutinį.
prieš tą tarybos posėdį buvo Ir parašęs dabar jie skundą sako. ir ten buvo parašyta, kad Brusokas žinojo, nes Jautakis jam sakė kažką tokio. Jo, nu tai va. Kad- Komisija susirenka ir sprendžia. Jautakis sako, žinot, klausykit, tai buvo taip, taip, taip ir taip. Tas yra savininkas, jūs nesutvarko dokumentų, o dabar sakot, kad čia yra... Tai dabar žiūrėkit, jau dabar aš supratau, bet žiūrėkit dabar kokia situacija, ką jūs dabar darysit? Nu gerai, mes parašysim, iš Ne, tikrųjų ne. tai mes parašysim, nebijokit. Kad ne. Žiūrėkit, palauk, mes parašysim tikrai, ką jūs pasakojat, parašysim, visą kitą. Bet žiūrėkit, kaip jūs matot toliau tokią situaciją, spręsti, taigi be teismo neišeina. Dabar žiūrėkit, dabar Ką jūs darysit? Ne, dabar žiūrėkit, eina tuo keliu. Reiškia, nežiūrint to, kad reiškia ir Lazdista, ir visi pateikė suklastotus dokumentus, Saulius užprašė, kad, nu kur tie daiktai yra. Jie fukt atsakymą reiškia, mes pridavėm iki 14 dienos 11, viską į metalyną. Nu, 23 metais, ne 22. Palingį ar Petras? Atseit Petro metalai Marijampolė, tie irgi kaso. Bet 23 metais, tai po 2 mėnesių, skaityk, nu grubiai, aš juos randu Elveriškių 1. Čia už Rudaminos kaimo. Tas mašinos, aišku, jos jau tenka greitai kraudinėtos, tai gniaužytos, jos buvo išvežtos pirmiausia į... Pačioje Elveriškių vienas, čia pačioje Rudamino. Jo, Rudamino pravažiuoja kaip inšeštokus į dešinę, į kairę, pasukė ten kokį 200. Ir ką jūs radot, 2 mašinas? Ne, visas mašinas. Visas. Tai jeigu Marijampolė vežė, tai kaip ir ten, nu gerai, nu Tai perkit mane. va čia ir yra afera. Iškviečiu per 112, supranti, policija. Atvažiuoja teismas prokuratūrai. Iškelti visiems bylas. Ilona Pileckienė yra lygtai, ne? Ar Ilona, ar Iveta? Pileckienė. Ir dar du su ją. Pasižiūri į tas mašinas, tai sakau, parašykit bent jau įpareigojimą savininkų, kad jos turi būti saugomos. Nu, kad kažkas. Nu, tai ne, tai čia, nu, tai kur jos dings? Ir išvažiuoja. Jie nieko netlieka veiksmų. Aišku, tos mašinos vėl dingsta po ant rytoj. Organizuoja, visa Rudamina važiuoja su traktoriais, kad jeigu užklims tralas, reiškia, kad ištraukti operatyviai greitai viską. Ten tralas buvo stovėjęs? 100%. Jie su tralu vežė. Vienas traliukas su priekaba, kitas Volvas vežė. Ir čia visur figūruoja Klaidas Juodiška. Kokiu pagrindu jis apskritai dirbo Veisiejuose su tom visom senienom. Ir kaip iš čia viską vedžioja, tas Klaidas Juodiška. Niekas nepasakė, kad, sakykime, jo yra subrangovo sutartis, reiškia, nu mes jam... Žiūrėkit, Romai, tai tos mašinos nedavažiavo iki Marijampolės. Jos nedavažiavo. Nu tai aš jums sakau, jos nedavažiavo ir jos atsirado Elveriškiai, kaip jūs sakėte, prie Rudaminos. Jo. O po to jau jos dingo. Jo, dingo. Ir tos 12. Pasakė, kam priklauso. Motociklų ten nu, kokie 15 000 išnešta. Irgi tokie vienetiniai dalykai, nu, kur reti dalykai. Irgi nėra. Jis nėra debilas Juodiška. Jis žino, kad už tą Volgą, sakykime, pagal svorį, nu, 1,5 tonos, tai jis gausiu kiek, nu, 400, ne? Bet tas kėbulas, pavyzdžiui, 23 Volgo, tai jis plus minus nuo 10 000 prasideda jo kaina. Tai jis nedebilas, jūs suprantate. Tai jis dabar pardavinėja tuos kėbulus, ar ne? Ta prasme, yra internetas? 58 buvo pabaigos pagal kėbulo numerį. Milijonas. Jo, 21 M. Ir bankrotas tiesioginis valdymas. Dabar žiūrėk, pavyzdžiui, Vanderio variklis. Mašina vienintelė pabaltyjį. 100%. Ir jis supranta, kad tas dalykas, aš neskaitau, kad jau Zimo padangos, Zimo ratai, diskai, atrodyt, va, diskas. Tas diskas 100 eurų ir daugiau. Su juos pasimtus mes su padangom ir jau gaunasi gerokai virš 1000. Tik už komplektą ratų. Visi tokie dalykai, jis nėra durnas, jis visą tą apskaičiavęs. Aš jau dabar randu savus daiktus vienokius ar kitokiuose skelbimuose, aš jūs pažįstu.
Ten vienas pardavinėja ką Bet atleiskit, Brauni, 750. bet kas iš to tau, kad tu randi viską matai, bet be eigos, Ne. nei tu pasimeni, nei tau duoda, nei Ne, tai palauk. sprendžia. Tai jeigu mes merė. Va, tų dokumentų duok, jeigu baudžiamas bylas iškelia pagal tų. Kas kels Onutę? Nu kam čia reikia nesąmonės Reikia duoti šnekėti? į teismą. Mentūra, čia ne policija. Aš jiems parašęs pareiškimą. Jeigu jie patys visi suėjo, šitas Tai teismas nuspręs, ar perduoti prokuratūrai. Leiskit ar ne. policijos viršininkas. Policijos viršininkas po Išsiaiškino. reiškia sausio 3 dienos, aš jam skambinu. Paskambinau iš ten, sakau, aš nenoriu draskimusi. Ne, jūs viršininkas, jūs ekipažą informuokit, kad padarytų normaliai viską, kas priklauso. Taip, ne, tu taip protingai žmonės. Bankrotas ir davaldybė. Po to jau aš jam skambinu po kelių dienų, sakau, tai žiūrėkit, jau ten nieko nėra, tai kas kaip, kur jūs išvežėt ar kas. Nu tai aš pasiaiškinsiu. Aiškinosi jis savaitę, aš jau jam dasiskambinu, jis ir man sakys, o tai Romai, o tai ko jūs norit? Taigi jūs pats pa žmogų prašėt pasdėt. Pasdėjo, jūs pats įsivežėt, o jūs dabar man skambinat, suprantate, ir sakot, kur tie daiktai. Ant kiek debilų reikia būti policijos viršininku? Jis ne debilas, jis protingas. Policijos komisariatas. Kondrackis. Kondrackis. Jis ne debilas, jis Kada tai buvo? protingas. Jis Kondrackis nieko dabar jau šitas nesiima Turskas daryti. Kondrackis, tai aš sakau, reiškia, sausio 3 dieną, reiškia, buvo būtent va šitas dalykas, ne, kad aš radau. Tai apie sausio 10 dieną skambučiai skambiname. Sausio 3 dieną kelintais metais. 23 metais aš radau daiktus. Paslėptus ten, nes ten tokiam dauboj kloniai, reiškia, tą sodybą ir jie tuo naudojosi, kad reiškia, Jūs maišot, man atrodo, ne Kondrackis jau tada dirbo. kaip ne Kondrackis? Kondrackis, nes Kondrackis dar po to buvo, kai aš susitikimuose su merė, Praeitais metais pradžioj gali būti. susitikimuose su merė buvau, tai jis dalyvavo susitikimuose, jis dalyvavo. Nenori pakartot kavos. Ir aš jam šitą faktą sakiau, tai sakau, kaip yra. Nu, vat mašinos buvo, jų nėra, tai kur? Tai jis tyli, supranti. Va. Tai, o kada jau dėjo tą dalyką, kad jau čia tokia afera kyla, supranti, tai išėjo iš darbo, išėjo jis, išėjo Bartkuvienė, Ilkinas pabėgo neaišku, kur jis čia vaikas dingo iš tų visų tyrimų. Yra faktas tas netgi, yra dokumentuose fiksuota, kad 14 dieną, kada buvo įpareigojimas, tai radom dalį čia metalinę daiktų, varikliai buvo, benzino varikliai, ten motociklų detalių daug, ten jeigu metalu, tai kokios 4-5 tonos, nereiškia, jeigu taip imant svorį. Va, įpareigojimas juos saugot. Byla nutraukta 22, bet jau pirmadienį išrašyta sąskaita, kada jie net negalėjo jo, reiškia, Teisminiai tyrimai baigti, ne byla. teisminis tyrimas, jūs jau visiškai teisus. Tai žiūrėkit, bet čia, nu, man įdomu, bet vienas dalykas man irgi įdomu. Tai žiūrėkit gerai dabar, bet ką jūs darysit? Ne, Aš klausiu, jau jūs neatsakot, ką jūs yra darysit? dabar, Nes mes čia galim, žinokit, iki vakaro kalbėti. jo, Bet ką dabar jūs yra darysit? labai paprastas darymas. Ką jūs darysit? Žiūrėk. Ar jūs netikit visiškai, kad Lazdijuose, nu, tu ko gero, jūs sakėt, kad čia jokios teisybės nėra, visa kita, bet ką jūs darysit iš tikrųjų? Ne, tai ras policininką, kuris paimtų ir ištirtų. Ne, tai Va, klausia, užsiimtų. atsakyk, ką Ne, darysi. stop. Aš duodu medžiagą, parašau pareiškimą. Vat, jimi ras, tam, tas ištirtų Ne, bet šitą žiūrėkit, dalyką. bet- Nėra nei vieno jo. Netgi pats Struckus, jis 3 ar 4 kartus buvo susitikimuose, jis visą šitą girdėjo, kad yra dokumentai suklastoti, kad policijai pakišta irgi pusė dokumentų dėl to, kad yra sutartys be datų, be parašų, nu ten briedas, kad nėra netgi jos sudarytos nesilaikant, reiškia, įstatymų. Visas šitas yra. O ką jis padarė? Tai jis policijos viršininkas. Ne, ačiū. Tai ne mes, eiliniai, sakykime, va, kavos pagerėjai. Tai jis nieko nepadarė. Yra dabar toks dalykas, aš norėjau eiti, reiškia, tuo keliu, kad per savivaldybę, reiškia, antikorupcijos komisiją, kad nu, tuos, reiškia, jau savus, kas neatmetė.
Nu, neatmetė, yra dar ten kažką atmetė, kažką. Nieko, kas liečia va šitus veiksmus su turtais, jie viską tyria. Atmetė Brusoko nusišalinimą, nes tas nenusišalina, už tai Vtekas ten jau parašė biškai kitaip, kad turi persvarstyti tą klausimą. Davė suprast, kad Brusokas turi nusišalinti. Dabar žiūrėk, kada jie čia tokią aferą padarė su šitu tarybos posėdžiu. O žiūrėkit, jūs vieną, aš truputį kitaip pasuksiu šitą dalyką. O tai kodėl į teismą nesikreipėt? Ir iš karto neapskundė šitos sprendimo. Kai sužinojo? O šitaip. Kai sužinojo? O kodėl aš neapskundžiau, iš kur žinai, kad 14 dienų. Greitai. Aš nežinau, ar jūs apskundėt ar ne, bet kodėl jūs nesikreipėt į teismą? Kodėl Jūs dabar pasakykite. Per 14 dienų aš galėjau apskūsti, jeigu aš būtų žinojęs. Kaip proceso dalyvis, aš dalyvaunu, nepalankus. Aš sužinojau lapkričio 14 ir buvo iš karto parašytas skundas, kad... Kiek praėjo laiko, reikia pažiūrėti dabar ten. O tai iš kur aš žinau, kada tas buvo, jeigu aš nežinau? Paklausyk, man jiem parašė atidėti, atnaujyti, man parašė aiškiai. Žymančius pasirašė, Danauska nepristatė, labai kruopščiai išnagrinėję, nusikalstamų veikų nenustatyta. Baigta. Dabar žiūrėkit, kas liečia reiškia šitus dalykus. Kada 15 jie čia taip, nors Benas buvo, reiškia, Benas Rutelionis. Aš jį pažįstu. Jis buvo... Jūs visus pažįstate, čia ne faktas. Jis buvo vicemeru, pas jį raštu kreiptasi, viską žino. Sigutės, nesigutės, kauzanai, nekauzanai, jie visi žino. Jie bent turėjo nusišalinti nuo balsavimo. Bet nepadarė. Kas liečia pagal Vteką. Tai jie turėjo šitą dalyką, nes jūs įpareigoja ir dabar žiūrėkit. Masys dalį jau paėmė, ne? Sklypo. Nepaėmė. Gerai, kalbam iš pradžių dar. Dar Selelionis norėjo, ne? Masys. Dabar pažiūrėm įtarimus kažkokius tokius, ne? Selelionis kažką kalbėjo, toliau Masys, toliau buvo Sabaliauskas. Ne, Masys su Sabaliausku... Sabaliauskas kalbėjo, aš sakau tik prielaidas. Bajuosi, jie ten futbolas. Kas toliau? Klaidas Judeška. O dabar yra toliau. O kada galutinė nuosavybė? Kada yra visas šitas katilas yra toks, supranti, suvirtas košė, generalinė prokuratūra pradėjus tyrimą. Tai jau jūs pasakote. Dabar žiūrėjau. Toliau. Ne, aš norėjau, žinai, kaip eiti, tuo keliu, kad jeigu yra savivaldybė, mes tuos balvonus ne šiaip savo renkama, ne šiaip savo dirba. Jie turi atlikti tam tikras pareigas. Jeigu žmogus kažkur tai dirba, pats rašai, gitarėlis, fotkina savo žantį su šypsena, vėl kitas. Jeigu mes einam kažkokias visuomeninės pareigas, valstybės deklaruotas, mes jas turim atlikti daug maž. Gal su klaidom, gal kaip. Aš ėjau per antikorupcijos tarybą. Jau kada jie pamatė, kokius... Aš per 5 mėnesius antikorupcijos komisijoje, kur turėjo per 20 dienų duoti atsakymą, aišku, galbūt, sakykime, yra tikrai rimtos priežastys, kad pratęsė visą kitą. Jie viską vilkino. Ir vilkino kas? Gražuolės visą hebrytį. Brusokai, šitos mantukai, visi šitie nedalyvauna, neina, tai mes nežinom, tai to. Ir mes priėjom, kad jie net neduoda tų atsakymų. Ir jie viską verčia aukštyn kojom. Tada jinai įsigandus, kad jau dais vis tiek, nes Žymančius pasakė, vis tiek aš šitą klausimą daisim iki galo, nagrinėt, kaip čia buvo su tais garažais ir kaip buvo su to mašinom. Ir su dokumentų pateikimu arba nepateikimu ten kažkokiom tai niuansais. Reiškia, tai jie sugalvojo, kad vis tiek mes prasistumim. Netgi yra tarybos posėdis, kada jie nusišalino, yra neteisiškas. Ir dabar generalinė perdavus Kauno zoną, jie kažkaip tai zoną STT įsiskiršių zoną. Kauno zona STT. Kauno prokuratūra, Alytaus skyrius, ten žinau. Jo, ten visi tie skyriai visi. Kas liečia policijos darbą,
departamento imuniteto poskyris pradėjęs tyrti. Mes tada einam, atliekam ir dabar žiūrėsim, ką atliko arba netliko policija tam dalyke, ką atliko arba netliko per STT, reiškia tyrimą Jasiulevičius, Indrė Domininė, visi kiti, tegul jie tada prieina tos išvados. Ir čia, žinot, kur yra, mes atsiremiam taip, kad ko ne banditėlių šaika susidarius savivaldybei. Vienas kitą dangsto, Romai, nes vienas man kito tau pratęsti. nepareikalauna atsakomybės. Mere, aš taip, sakykime, aš 1-2 mėnesį, ten, sakykime, tą lapkritį, gruodį, gal nežinojau moteris, ne, yra realu, visiškai. Visiškai realus toks dalykas, žmoniškas ir nežinojau. Jo labiau ten, to krašto kito. Bet 23 metais, sakykime, gegužės mėnesį, jau jį žinojo viskas su smulkmenom, su Aš noriu kableliais tau ir padėti, taškeliais. žurnalistų informuoti, paskaitysiu, Jinai lyginai Aš tokia pati paskaitysiu nusikalstamą trumpai. veiką daro. jam padėti, jais tau padėti. Ačiū.